Pauliaus prašiau įvardinti pralaimėjimo priežastis, bet tavęs paprašysiu įvardinti laimėjimo priežastis. Gynyba. Aš galvoju gynyba, nes nedavėm daug taškų įmesti ir pirmoji pusėje tik 21, man atrodo, berods. Tai čia gynyba, kad treneris akcentuoja, tą bandėm įvykdyti ir manau dar neparodėm savo viso potencialo, nes labai daug prametėm iš toli. Bet nebuvo lengvos varžybos, nes vos tik biški gynyboje atsipalaiduojami iš karto, priešininkai jau vejasi ir iš didesnio skirtumo lieka tik tai vienženklis. Bet gynybos dėka laimėjom. Na, Tauragės krepšinio klubas, Gargždų krepšinio klubui pajėgus varžovas? Šiai dienai matom, kad mes stipresni, o kaip bus ateityje, kaip sakant, žiūrėsim. Ir iš tikrųjų, tas trečias kėlinys, ketvirtą kėlinį berods Tauragė laimėjo, čia atsipalaidavimas buvo jūsų komandos toks, jau nusiramina buvo, tai įsitikina pergalę? Galbūt ir taip, galbūt ir varžovai mūsų, kaip sakant, daugiau biški susiėmė, galbūt matė, kad rezultatas dėja nenorėjo taip namuose didelių skirtumų pralošti. Ir gal mes, kaip ir vakar irgi žaidėm, kai tik didesnis skirtumas tokį turim, tokį minusą, kad biški pradedam atsipalaiduoti, matom, kad viskas gerai einasi. Bet reikėtų gal mums šitą pakalbėti su vyrais, kad negalima to daryti, nes galim prisižaisti. Simonai, jūs krepšininkas su tokia tikrai įspūdinga karjera, regionų krepšinio lygos pajėgumą paprašysiu įvertinti. Kaip sakant, nėra lengva. Čia aš galvoju, bus lengviau, galvoju, ateisiu savo, kaip sakant, kardio treniruotę, bet yra pavargti, yra pasistumdyti ir praeitą savaitę irgi žaidėm su Panevėžiu, ten visi tokie buvę krepšininkai, veteranai, tokie susirinkę, žino apie krepšinį ir jie pėsčiom ateina pasai ir mes pralošėm prieš juos. Tai yra ką veikti. Yra ką veikti, tikrai. Aš nustebau, aš galvoju, bus lengviau. Na kągi, ačiū labai už pokalbį.